Suprantu, kodėl gavau tiek daug teptukų. Taip, aš manau, kad tai yra šešėliai, visgi iš konsistencijos ir spalvos, nes, sakyčiau, ši spalva labai nuostabi ir to ruošiuosi draugės gimtadienį. Tikriausiai šitos ir išbandysiu. Nes nežinot, kaip būna, kad kartais iš pirmo žvilgsnio pamatai ir galvoju, vau, tai yra tai, ko aš norėčiau. Čia dar vieni tikriausiai šešėliai. Taip. Labai panašios spalvos, net ta prasme blizgiukai yra. Bandom spalvą. Tai yra labai malonios, nenoriu jūsų gąsdinti, žalios spalvos. Ta žalia spalva tokia labai švelni. Dar tokių šešėlių niekada nesu turėjusi. Iš tiesų, ir sakyčiau, kad bent jau ant mano rankos tie super gerai laikosi. Super gerai tiesiog. Ir jie labai žvilga, kas man žiauriai patinka. Ir dar vienas daiktas, šį kartą jau kvadratinis. Tai yra paskutinis daiktas tikrai dėžutė, kuris susideda iš 2 dalių. Ir bandom pažiūrėti, kas tai yra. Taip, vėlgi 4x1 gavau vienus 4x1 akių šešėlius. Tikriausiai dabar užtruksiu labai daug darydama. Spalva dar tokios, kokios šiame svabokse negavau, nes pakankamai daug šešėlių gavau. Spalva visai panaši iš šios Manhattan paletės viršutinė spalva. Bet tik, kad 4x yra netokie blizgus. Ir sekantys šešėliai yra vasariški ir labai geltoni. Super. Aš visada svaršiau apie mintį išbandyti geltonus šešėlius. Tačiau vis nedrįsdavau, nes galvoju, o jeigu netiks. Bet tuo pačiu buvo mintis, o jeigu tiks ir man labai patiktų. Tai vat, gavau ir tikrai bandysiu. Ačiū. Toks mano svaboksas. Bandau jums parodyti, ką gavau už kraustysiu visas plunksnas. Svaboksas labai mielas. Džiuginantis su vienu itin neaiškiu daiktu. Vis dar neįsivaizduoju, kas tai yra, bandau susimastyti, bet jokių minčių visiškai. Taip. Bandau greitai sudėlioti viską. Daiktai labai smagus, gavau labai daug šešėlių. Man vis šešėlių buvo mažai, kiek merginos siuntė. Tai vat vieną kartą ir gavau tiek, kad užteks ilgam. Šiame svabokse galėčiau pasakyti, kad dauguma šešėlių spalvų yra labai gerai pataikytos. Aš manau, kad šį svaboksą aš maniau, kad aš visai nelabai kaip paaiškinu apie savo šešėlių mėgstamas spalvas, tačiau pasirodo, kad mergina labai supratinga ir mane suprato iš pusę žodžio. Tai bandau dabar gerai jums viską parodyti. Štai toks mano svaboksas. Pirmiausia, tai yra šešėliai ir kosmetinė. Toliau dar 2 spalvos šešėlių. Ši spalva yra labai superinė. Jums matosi tokia paprasta. Šiaip yra tokia žalsvoka ir tokia blizgi superinė spalva. Toliau Manhattan šešėlių paletė. Štai šitokia. Taip. Toliau nagų ir odelio aliejus. Štai šitoks. Plaukų gumutė, kuri visas pusės labai juda. Šešėlių teptukai. Dar 2 šešėlių teptukai. Kirstas ir apvalus dūminė makiažai. Dar vieni akių šešėliai. Šimtinė dildė, kurią labai džiaugiuosi. Pamiršau, kaip šitas daiktas vadinasi. Poliravimo dildė. Neaiškus daiktas, kuris nenori atskleisti savo tikrosios paskirties. Čistinu nesuprantu, kas čia per daiktas, kuris padaro štai šitaip. Taigi brėk. Štai toks. Truputėlį primena arba tarybinę dviračio lenciūgą, ne tarybinę, atsiprašau, dviračio lenciūgą. Čia kažkas guminio. Tikrai neįsivaizduoju, kas tai per daiktas. Štai šitą. Taip. Toliau. Nagams lipdukai
Ir berods viskas. Štai toks mano didelis svaboksas už 80 litų. Ir labai dėkoju nariai Elžbieta. Ačiū.